tik ką vakar pasirodė tikrai ataka prieš gerbiamą profesorių Seimo narį Igną Vėgėlę, kadangi jisai gina Lietuvos vėliavą. Tai Ukrainoje yra padaryti taikiniai su Igno Vėgėlės atvaizdu. Norėčiau įsiterpti. Ten tai parašyta, kad Ukrainoje. Taip. Kad Ukrainoje. Kad nebūtų baudžiamosios atsakomybės. Ir profesorius labai gerai sugaudė, kaip ten buvo taisomas, supratęs. Šarūnas Jasiukevičius supratęs, kad jisai čia yra iš tikrųjų dalykas, baudžiamas įstatymu. Jisai pradėjo taisyti tos savo džiaugsmus, kad reikėtų ten taip ir padaryti į ramesnius dalykus. Bet įrodyti, kad tai yra Ukrainoje, dar reikės, aš taip įsivaizduoju. Aš tiesiog tai žmonėms nereikėtų labai smarkiai iš karto tikėti, nes jau ir pats Tapinas, toksai tiesos šaltinis, visiškai neseniai susimovė su Adomavičiaus to istorijai, kada visiškai feikinio profilio atsiųsta žinutė pateikė kaip kultūros ministerijos ir mes čia gaudėm kažkokius tai ten išėmimus dokumentų iš kultūros ministerijos, o pasirodė, tas profilis apskritai ištrintas. Čia policija sugaudė šitoje vietoje poną Tapiną. Taip, kad nereikėtų jų laikyti tiesos, instancijai ir ką jie sako, tai nebūtinai yra tiesa. Aš visiškai sutinku ir čia pratęsiant tą mintį, manyčiau, kad tą, ką daro ponas Tapinas, tą, ką daro Algis Greitai, kuris matėt laidoje, komentuoja apie tai, kad jisai, čia toks kaip ir, panašus į verslą veikla tokia reiškia, kai lauki, kad ant tavęs kažkas tai, taip žodiškai kabutėse užvažiuos ir tada pradedi, reiškia, bylas, jis ten net pasakoja, reiškia, baudžiamąjį persekiojimą, tai baudžiakais liaudiškai ir tada jau civilinį ieškinį taip pat ir va čia uždirbi ten 1000-2 ar ten dar kažkiek. Aš manyčiau, kad Adomavičiui prie žinomų faktų mums tikrai vertėtų kreiptis į teismą dėl, mano supratimu, jo reputacijos žeminimo, nes per visas žiniasklaidos priemonės tas išėjo labai plačiai.